kinų kalba. Kadangi ant atvirutės yra labai mažai vietos užrašyti linkėjimus, šį kartą, sakau, padarysiu video reportažą. Taigi, sakau, sveiki iš Kinijos. Esame Pekine. Tiesiog šiek tiek apsimiegojęs, nes skrydis buvo naktinis. Nepykit už tai. O esam viename iš mažesnių parkų, bet, sakykime, mažesnių kinų mastų. Kas be ko čia pilna keistenybių. Ir va tas žmogus kažką ten daro, galim nusileist pasižiūrėti. Jis kažką žvejoja, ar čia plauna rūbus. Tikiuosi negausiu su šepečiu per galą. Ni hao ma. Oh. Oh. Si hao. Eh. 外遇的。 Sako, žiedą pametė. Žmona į tualetą nuleido ir žmogus vakalinizaciją gaudo dabar. O šiaip planuoju aplankyti tokią gan įdomią įstaigą. Tiesiog už kampo, daugiabučių rajone šitam, šalia parkelio. Vadinasi masažo klinika, kažkas tai panašaus. Masažą atlieka akli žmonės ir pabandysiu bandyti 2 masažus. Tai pirmiausia būtų tradicinis kinų laužimas, laužant kojas ir rankas. Ir antras būtų taurių masažas. Tai statomos taurės ir po to per visą nugarą vedžioja tas taurės. Žiūrėsim kaip gausis. Pabaigai, kad įrodyčiau, vis dėlto minčių masažas yra veiksmingas. Siūlau prižiūrėti nugarą. Nežinau, matosi, šiek tiek raudonų dėmių yra. Tai va, atkentėkime.